Yra ir tokių, sakykime, ne visai malonių dalykų ir tai jokia paslaptis, kaip jūs žinote, dar pavasario sesijos pabaigoje opozicija pateikė man interpeliacijos raštą energetikos ministrui Sekmokui, baigėsi kaip tik paskutinė pavasario sesijos diena buvo, atsiprašau, rudens sesijos diena ir ministras turėjo atsakyti į pateiktus klausimus. Tie atsakymai jau pateikti ir pirmąją dieną, tai yra kovo 10, bus būtent interpeliacija ministrui Sekmokui. Kiek žinau, opozicija toliau ketina, jau yra surinkusi parašus interpeliaciją aplinkos ministrui Kazlauskui. Tai iš tikrųjų nieko tragiško, tai yra normalus reiškinys, tai yra opozicijos darbas. Be abejo, tam ir yra opozicija, kad tokie veiksmai vyktų. Tai aš manau, kad galbūt mums, ten dirbantiems Seime, visada tokios procedūros nėra malonios, ne visada, kaip sakoma, yra tos tada tokios ramybės ir taikos Seime, bet tai yra toks darbas ir nieko nepadarysi. Bet vis tiek manau, kad pavasario sesija duos ir teigiamų, žmonėm pirmiausia poslinkių, duos teigiamų rezultatų, tą, ką mes galėsim kiekvienam Lietuvos piliečiui pasakyti, ką mes konkrečiai padarėm, nuo kokio priimto dokumento ar įstatymo, ar poįstatyminio kažkokio tai akto, kaip žmogaus gyvenime kažkokie pokyčiai. Bet dar kartą akcentuoju, tikrai mūsų pagrindinis uždavinys, kaip sumažinti nedarbą, kad bedarbystė mažėtų, nuo bedarbystės mažėjimo ir laimingesnių žmonių bus daugiau, nes turbūt nėra nieko baisiau, ypač jauniems žmonėms, jeigu tu neturi darbo. Gerbiami žiūrovai, priminsiu, kad tai laida Rinkimai 2011 ir laidoje svečiuojasi Seimo pirmininkė Irena Degutienė ir kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą Valdas Pileckas. Trumpa reklaminė pauzė, po kurios grįšime į studiją ir pratęsime pokalbį. Jau kaip tik tas klausimas, gerai, tai vat esate Tėvynės sąjungos frakcijos seniūnas, kokie bus jūsų kaip opozicijos savivaldybės svarbiausi darbai? Tęsime laidą Rinkimai 2011. Na ir jau gavome pluoštelį žiūrovų klausimų, tai nuo jų gal ir pradėkim. Vienas iš jų skirtas kandidatui. Ką pirmiausia ketinate nuveikti marijampoliečių labui, jei tapsite Lietuvos Respublikos Seimo nariu? Gal aš praplėščiau, gal ne tik marijampoliečių labui, ar ne? Čia gal apskritai kokie jūsų tokie numatyti pagrindiniai darbai Seime būtų? Na, jeigu man Marijampolės žmonės suteiks pasitikėjimo mandatą ir būsiu išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą, iš tikrųjų pažadu, kad sąžiningai ir atsakingai stengsiuosi priimti sprendimus, iš tikrųjų ginti krikščioniškasias vertybės ir spręsti žmonių problemas. Na, o ką iš pirmųjų darbų galvočiau, tai mano tikslas būtų bendradarbiaujant su naujai išrinktas savivaldybės tarybas, su savivaldybėje dirbančiais žmonėmis, sieksiu, kad kuo daugiau investicijų ateitų į Marijampolę, nes paskutiniu metu tikrai gana galima pasidžiaugti renovuotomis mokyklomis. Per paskutinius 2 metus matome renovuotą profesinio rengimo centrą, Sūduvos gimnaziją, Jono Totoraičio pagrindinę mokyklą, renovuojama ligoninė, atnaujinta
Basanavičiaus aikštėje, tai matome labai gerus poslinkius Marijampolėje. Taip pat norėčiau remti iniciatyvas steigiant smulkųjį verslą, nes per smulkųjį verslą galima sukurti darbo vietas žmonėms, kurių labai stinga dabar. Na, norėčiau palengvinti pragyvenimą daugiavaikėms šeimoms, šeimoms auginančioms vaikus, kadangi mes kartais akcentuojame, kad žmonės socialiai remtini, apie tai buvo diskutuota ir susitikime su ekscelencija, žmonės įpranta prie tų išmokų ir po to gana sunku jiems pradėti persiorientuoti ir pradėti dirbti. Tai tikrai akcentas būtų remti šeimas auginančias vaikus. O kaip minėjau vedančioji, kad esu mokytojas, tai tikrai bendraudamas su jaunaja karta ir matydamas daug gražaus jaunimo Marijampolėje, gražaus, perspektyvaus, viltingo jaunimo Marijampolėje, sieksiu ir skatinsiu, kad jie kuo aktyviau dalyvautų projektinėje veikloje, kad jie galėtų skleisti, realizuoti save. Nes manau, kad tiek Marijampolės, tiek ir visos Lietuvos ateitis yra mūsų jaunoji karta. Jaunoji karta, jeigu mes į ją investuojame, tai mes investuojame į ateitį ir tikrai sieksiu tą daryti. Na, ponė Degutienė jau užsiminė apie tam tikras jūsų savybės, tačiau aš noriu čia kaip ir juokais ir žiūrovam priminsiu, kai buvo dar 9 kandidatai pirmajame ture, kiekvienos partijos rėmėjai, tiesiog labai sakydavau, kad jau šitas žmogus yra labai brangus, jei jis jau atsidurs Seime, tai jis jau taip, toks jau bus jau partija ir ramsis. Tai šiuo atveju irgi noriu klausti jūsų, kiek pono Pilecko, tarkim, atėjimas į Seimą pagelbėtų jūsų frakcijai. Na ir žinoma, kokias, tarkim, savybės jūs kaip politiko matote kandidate? Be abejo, pono Pilecko atėjimas į valdančią koaliciją ir vieno žmogaus papildymas, tai mums kaip valdančiai koalicijai yra didelis pliusas. Todėl, kad visigi žinome, kad šiandieną tiek valdanti koalicija, tiek opozicija plus minus 1-2 reiškia žmonės ar vienoj pusėje ir kitoj pusėje. Nesenai iš opozicijos vienas perėjo į mūsų pusę, tai reiškia vienu padaugėjo. Bet kuo valdanti koalicija bus stipresnė, tvirtesnė, kuo mes turėsim daugiau žmonių, tuo, iš tikrųjų, paprasčiau ir sprendimus priimti, ir teisingus sprendimus priimti. Tai aš už tai tikrai labai raginčiau balsuoti už poną Valdą. Kokias aš matau savybės, vienas jau tikrai tas pasakiau. Kitas dalykas, man patinka, kad žmogus žino, kadangi jis dalyvauja vienmandatėje apygardoje, ne pagal partijos sąrašą ateina, jisai žino, kokios yra problemos čia, Marijampolėje, mieste. Ir jis iš karto net ir dabar kalbėdamas atsako, kad jeigu aš būsiu išrinktas į Seimą, aš dirbsiu ir su Marijampolės savivaldybė. Tai yra tai labai gera simbiozė, kada Seimo narys išrinktas vienmandatėje apygardai dirba su vietinė valdžia. Tai tada iš tikrųjų ir žmogui gyvenančiam ar Marijampolėje, ar Marijampolės rajone, jis atėjo pas Seimo narys turi kontaktą su savivaldybė, iš karto yra paprasčiau sprendžiamos problemos. Tai tas, sakykime, konsensuso ieškojimas arba bendro darbo ieškojimas jau yra teigiamas kaip kandidato Seimo nario pavyzdys. Kitas dalykas, iš tiesų labai reikia to tokio, blaivaus proto, bet kartu ramybės ir sąžiningumo. Sąžiningo, padoraus, garbingo žmogaus. Ir aš tikrai tas savybės Valdo charakteryje matau, jo elgsenoje matau, tiek kiek aš jį pažįstu. Ir dėl to, tikrai
Kitokiu būdu aš čia nesėdėčiau, jeigu aš abejočiau. Ir nevažiuočiau, ir neagituočiau už tai, kad marijampoliečiai balsuokite už Valdą Pilecką. Todėl, kad, na, jūs mane teisingai supraskit, jeigu už kažką tai agituoji, tai tu lyg tai ir prisijimi tam tikrą atsakomybę, kad tu tą žmogų rekomenduoji rinkėjui. Tai aš tikrai tą darau nuoširdžiai ir rekomenduoju rinkėjui tokį žmogų, kuris bus naudingas čia gyvenantiem žmonėm, bet kartu naudingas ir valstybei, kadangi žmogus, na, kaip čia, nekonfliktinis ir frakcijoje, ir tarp koalicijos partnerių. Reikia iš tikrųjų susišnekėjimo, galų gale ir su opozicija reikia susišnekėjimo. O Valdas tikrai turbūt tą bendrą kalbą gali atrasti su visais vardan teisingo sprendimo, vardan teisingo kelio, norint gauti tam tikrą rezultatą. Taip, kad aš tikrai matau labai daug teigiamų bruožų tam, kad už Valdą žmonės balsuotų. Na, o kadangi šie rinkimai ne tik į Seimą, bet ir į savivaldybės tarybą, tai ponas Valdas, būdamas numeriu 1 sąraše, ko gero pristatykite dar žiūrovam trumpai savo visą komandą. Tie, kurie kandidatuoja į savivaldybės tarybą. Taip, aš norėčiau paminėti, kad žvelgdamas į mūsų rinkiminį sąrašą, aš matau labai daug garbingų, atsakingų ir sąžiningų žmonių, kuriuos pažįstu ne vienerius metus. Ir nors būdamas šio sąrašo pirmoje vietoje, aš matau visus kitus žmonės. Tai Petras Pavilonis, registrų centro direktorius, kolegijos dekanas Kęstutis Traškevičius, Kostas Jankauskas, algos direktorius, buvusi švietimo skyriaus vedėja Remigija Taurokienė, jaunimo centro direktoriaus pavaduotojas Arūnas Adomynas ir eilė kitų, gydytoja Gražina Trimakaitė. Tai aš matau tikrai mūsų stiprų sąrašą, kuris, galvoju, suteiks pasitikėjimą marijampoliečiams ir jie ateinančiuose rinkimuose tikrai teisingai pasirinks. Aš manau, kad žmonės, kurie tikrai sekė visą savivaldybės tarybos kadencijos darbą, aš manau, jie gali vertinti vieno ar kito politiko atliktą darbą per kadenciją. Tai aš, kiek žinau, savo frakcijos narius tikrai esminiais klausimais, kurie lietė visuomenės interesą, visuomet jisai iš mūsų frakcijos buvo ginamas. Tai tikrai gana padorių, sąžiningų, atsakingų žmonių komanda. Na ir žiūrovė Remigija tokį pateikė klausimą. Esate Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas. Kokie buvo jūsų kaip opozicijos savivaldybės taryboje svarbiausi darbai? Vėlgi gal trumpai galit paminėti. Tai atsakydamas į žiūrovės klausimą, iš tikrųjų, na, mes stengiamės neoponuoti tais klausimais, kurie matėme, kad bus naudingi visuomeniai ir atskirai žmonėms. Tačiau, ko gero, mes oponuodavome tais klausimais, tiek oponavome ir paskutinėme savivaldybės tarybos posėdyje, kuomet buvo priimamas savivaldybės biudžetas dėl lėšų paskirstymo atskiroms sritims, truputėlį mums buvo nesuprantamas valdančiosios daugumos noras imti paskolą, ir paskola gana nemaža, 5 milijonai litų, ir prieš artėjančius savivaldos rinkimus, beveik išnaudoti visą limitą galimos paskolos. Tai mums yra tikrai nepriimtina ir aš kaip frakcijos seniūnas iš tikrųjų visuomet mes nepritarėme, kadangi matome, kad paskolos išaugo iki 26 milijonai, dar imame 5, 31 milijonas, ar ne? Ir per